Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Nitai Gaura Sundara Ki Srila Prabhupada Ki Jai Gaura Pramananda Hari Bol Hare Krishna, brangus bhaktai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Taip, šiandien skaitom ketvirtą giesmę, 17 skyrių, kuris vadinasi Maharadža Prithu užsirūstina ant žemės. Ya edat adav ashrijat chara charam svamayatma shrayaya vitarkayaya taya vasoyam kilagoptum udyata katham numam dharma parojigham sati. Ya edat adav ashrijat chara charam svamayatma shrayaya vitarkayaya Taya vasoyam kilagoptum udyatah katham numam dharma paro jigham sati. 31 tekstas. Pažodinis vertimas. Jaha, tas, kuris. Etat, šias. Adau, kūrimo priešaus srityje. Ashridžat, sukūrė. Čara ačaram, judančias ir nejudančias gyvasias esybės. Svamajaja, savo gale. Atma ašrajaja, jo paties globojamas. Avitarkaja, nesuvokiama. Taya, ta pačia maja. Eva, tikrai. Saha, jis. Ajam, šis valdovas. Kyla, tikrai. Goptum, goptum udyataha, pasiryžęs apsaugoti. Katham, kaip? Nu, tuomet. Mam, mane. Dharma paraha, tas, kuris griežtai seka religijos įstatymais. Gamsati, nori nužudyti. Čia kažkaip pareguliuota. Raminta, žinai, kaip pareguliuoti, biškai žemiau. Truputį žemiau, kažkaip nepatogu. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Kūrimo priešaus šryje pasitelkęs į pagalbą. Oho, man taip kažkaip. Geriau. Ne taip žemai, va taip. Nesilaiko, krenta. Jo, dar. Ne, nesilaiko.
Va taip maždaug. Atsiprašau, techniniai nesklandumai, nesilaiko. Dabar gal geriau bus. Su Lilom šiandien, žodžiu, paskaita prasideda. Tai gal aš tęsiu. Kūrimo priešaušryje, pasitelkęs į pagalbą savo nesuvokiamą energiją, tu sukūrei visas judančias ir nejudančias gyvasias esybės. Ir šiandien jos padedamas esi pasiryžęs jas apsaugoti. Tu esi aukščiausias religijos įstatymų gynėjas. Tad kodėl taip nori mane nužudyti, nepaisydamas to, kad pasiverčiau karvę? Šrilos Prabhupados vertimas. Šrila Prabhupada ki džai. Žemės planeta sutinka, jog kūrėjas turi teisę sunaikinti savo paties kūrinį. Ji nesuvokia vieno, kodėl ji turi žūti, jei viešpats pasiryžęs apginti visas be išimties gyvasias esybės. Jų galų gale būtent žemė suteikia prieglobstį visoms gyvosioms esybėms ir jas maitina. 32 tekstas. Nunam batešas jasami hitam džanais, tat maja ya durđaja ya kritat mabih, nalakšyate jastva karota karajat, joneika kaha parastašča išvaraha. Nunam, būtinai, bata, tikrai, išasja, aukščiausio Dievo asmens, samihitam, veikla, sumanimus, džanahi, žmonės, tatmajaja, dėl jo galios, durdžajaja, neįveikiamos, akrita atmabihi, stokojantis patyrimo, na niekada, lakšyate, suvokia, jaha, tas kuris, tu, tuomet, akarot, sukūrė, akarajat, paskatino kurti, jaha, tas kuris, anekaha, daugybė, ekaha, vienas, parataha, savo nesuvokiamomis galiomis, čia ir išvaraha, valdovas. O valdove, nors esi vienabūtis viešpats savo nesuvokiamomis galiomis, tu išsiskleidei daugybę pavydalų. Veikdamas per Brahmą, tu sukūrei šį pasaulį, tad nebejoju, kad būtent tu esi aukščiausiasis Dievo asmuo. Stokojantis patyrimo nesuvokia tavo transcendentinių žygių esmės, nes jie yra tavo iliuzinės energijos valdžioje. Komentaras. Dievas yra vienas, tačiau jis išskleidžia materialia, dvasinę, paribio ir kitomis energijomis. Suvokti, kaip vienabūtis aukščiausias viešpats veikia pasitelkęs į pagalbą savo įvairias energijas, te gali tas, kuriam viešpats suteikia ypatingą malonę. Gyvosios esybės skirtinos viešpatės paribio energijai, o Brahma kaip tik ir yra viena tokių gyvųjų esybių. Tačiau nuo paprastos gyvosios esybės jis skiriasi tuo, kad aukščiausias Dievo asmuo suteikia jam nepaprastas galias. Brahma laiko šio pasaulio kūrėjų, nors iš tikrųjų pasaulį sukūrė aukščiausias Dievo asmuo. Pažymėtinas posmo žodis Majaja, kuris reiškia energiją. Pats viešpats Brahma nėra energijos šaltinis, jis yra viena iš viešpatės paribio energijos formų. Kitaip sakant, Brahma tai yra instrumentas viešpatės rankose. Visi viešpatės veiksmai iš pirmo žvilgsnio, net ir patys prieštaringiausiai, yra iš anksto suplanuoti. Kas pelnė viešpatės malonį ir turi pakankamą dvasinę patirtį, suvokia, jog viskas pasaulyje vyksta pagal aukščiausiai viešpatės sumanimą.
Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yani Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yane Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunat Vitamta Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtamcha He Krishna Karuna Sidho Dina Bhatko Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatrubhashya Kripa Sudure Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taip, dar kartą paskaitysim vertimą. Kūrimo priešaušryje, pasitelkęs į pagalbą savo nesuvokiamą energiją, tu sukūrei visas judančias ir nejudančias gyvasias esybės. Ir šiandien jos padedamos, esi pasiryžęs jas apsaugoti. Tu esi aukščiausiasis religijos įstatymų gynėjas. Tad kodėl taip nori mane nužudyti, nepaisydamas to, kad pasiverčiau karvę? Ir 32 tekstas. O valdove, nors esi vienabūtis viešpats, savo nesuvokiamomis galiomis, tu išskleidai daugybę pavydalų. Veikdamas prie Brahmą, tu sukūrei šį pasaulį, tad nebejoju, kad būtent tu esi aukščiausias Dievo asmuo, stokojantis patyrimo, nesuvokia tavo transcendentinių žygių esmės, nes jie yra tavo iliuzinės energijos valdžioje. Taip, tai 17 mūsų skyrius, kur skaitom, Maharadža Prithu užsirūstina ant žemės. Motina žemė suprato, kad pas ją nėra kito pasirinkimo, kaip atsiduoti Prabhu. Prabhu tai yra savo šeimininkui. Iš tiesų, motina žemė, jinai irgi yra šakti. Jinai yra nepaprasta gyvoji esybė. Ji yra deivė. Ačiū. Ji yra deivė. Ji yra Lakšmi ekspansija. Ir ji yra taip pat Varahadevo sutuoktinio. Nežiūrinti tai, ji čia sako, kad ji dabar suprato, jog nepažino, kas apsireiškia. Ji sako, kad tu priėmei begalybę formų, dėl to suklaidinta aš atėjau pas tave, nes nepažinau tavęs. To ji kaip ir nori paprašyti atleidimo ir jinai užsimena apie atleidimą, kad viešpats nebaustų jos. Reikia suprasti, kad Prithu užsirūstina iš tikrųjų ant savo šakti, todėl, kad jinai nustojo atlikti savo funkciją, tai yra nustojo pažinti jį. Ir dėl kančių, kurias patyrė, demonai elgėsi labai šlykščiai, su ją engė ją ir po to demonišku jėgų jungų žemė tiesiog pamiršo aukščiausią viešpatės padėtį ir nepažino Prithu ekspansijos Krišnos. Ir motina žemė sako, tavo neapriepiamos energijos. Prieš tai esančiame posme kalba apie neapriepiamas energijas ir su užuomina, kad būdama paprasta moterimi ir pas mane netoks išmanus intelektas. Ir mes žinome, kad moters prigimtis yra emocionali ir nelabai stiprus intelektas, kaip rašo Šrila Prabhupada daugelį vietų. Čia nenorima pažeminti moters ar kažkaip tai sumenkinti, tiesiog yra paaiškinama kodėl. Kodėl? Todėl, kad moters protas yra sudarytas taip, kad kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai jie dirba kartu. Kairysis smegenų pusrutulis yra atsakingas už emocijas, o dešinysis yra atsakingas už intelektą. Ir šitie abu pusrutuliai
kai jie yra labai susiję vienas su kitu, tai yra tarp jų yra lygybės ženklas, kanalai, kurie suriša šitos du smegenų pusrutulius, yra storesni ir tvirtesni ir stipresni nei pas vyrus. Ir taip sujungia dvi visiškai skirtingas gyvenimo sferas. Ir būtent tą emocionalią sferą, tą širdies gyvenimo sferą. Ir netgi yra sakoma, kad moteris paprastai yra širtingesnės, kad jos yra minkštesnės ir tai jų yra stiprioji pusė moterų. Tai yra, jos yra intuityvios, tai yra stipri yra intuicija ir žymiai stipresnė nei pas vyrus. O pas vyrus šis sujungimas to kairio ir dešinio smegenų pusrutulio yra silpnesnis. Todėl paprastai vyrų stipresnė pusė yra tas intelektas ir logika. Ir paprastai vyrai sugeba tą savo emocionalią sferą sukontroliuoti. Aišku, būna ir kitokie variantai, galimi aišku ir keli variantai. Pavyzdžiui, vyras gali linkti tik tai į emocionalią sferą arba tik tai į intelektualią. Jeigu į emocionalią sferą, tai tada intelektas išsijungia. O moters jėga yra tame, kad jinai turi tas dvi pusės ir jos yra kaip ir tolygios. Ir jinai randa tada tą harmoniją. Ir jinai tiesiog nepasineria giliai į tas idėjinius dalykus. Jinai tokia, galim sakyti, iš dalies kaip ir konservatyvi būtybė, kuriai yra labai svarbu stabilumas, taika, harmonija, klėstėjimas. Tai yra viskas, kas yra susijęs su dharma. O vyrai jie tokie yra labiau revoliucingi tokie, arba tiesiog ateistiški. Ir jeigu mes, tarkim, prisimintumėm žymius filosofus, vyrus, tai, kaip sako Bhaktivinoda Thakura, jie yra ateistai. Kodėl? Nes filosofų ta sąmonė, jinai yra materialistinė. Ir jie tiesiog skelbdavo išgalvotas idėjas ir kažką tai naujo, kažką tai neždavo revoliucingo į nieką prieš tai nepanašaus, kas vykdavo. Ir todėl čia reikia suprasti, kad yra fiziologinis skirtumas. Ir Krišna sukūrė du tipus gyvųjų esybių. Tačiau šiais laikais politikai bando sulieti į vieną, į tą vadinamą majavadą. Tai yra, bando visą tą fiziologinį skirtumą tarp vyro ir moters tiesiog panaikinti. Neva nėra skirtumo tarp vyro ir moters. Vadinamasis lygiateisiškumas. Ir šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikinėje vadinamoje filosofijoje yra tokių jau šalių, kur vaikas net nesako tėtis ir mama. Sako tėvas numeris 1, tėvas numeris 2. Nu, aš tiksliai neatsimenu to išsireiškimo, bet jau yra tokių šalių, kur va taip va įsireiškia, įsivaizduokit. Ir ką tai reiškia? Tuo norima pasakyti, kad viskas yra viena. Majavada. Bet iš tikrųjų šiame posme pabrėžiamos visiškai skirtingos prigimtis. Ir šiame posme Žemė kalba apie tai, kad aš esu moteris ir aš galiu klysti, aš linkusi klysti. Ir aš nepažinau tavyje aukščiausio Dievo asmens. Nesu labai žvalgi. Ir iš tikrųjų tai slepiasi po to vadinamo kančios jungų. Tai tokia nepastovi moteriška prigimtis. Paprastai prigimtis pasireiškia per stresinės situacijas, nes tada žmogus viską daro automatiškai, negalvodamas. Jis nesigilina tuo metu į savo žinias ar į pažinimą. Šryšinį tai gaura sundaraki. Tai va, stresinėse situacijose, pavyzdžiui, pas vyrus paprastai įsijungia intelektas, ir jie apskaičiuoja, kas yra gerai, kas ne, kaip reikia pasielgti ir panašiai, kad dar kaip reikia likviduoti tas pasekmes. Tuo tarpu moteriška prigimtis gali būti, tarkim, sumaištė ir viskas, galas, nežinau viskas, nežinau ką daryti. Kodėl? Todėl, kad įsijungia emocionali sfera, o ne logika. Bet abi pusės yra lygiavertės ir kartu jos sukuria harmoniją. Ir logika, kas yra logika? Logika tai yra prieglobstis, tai yra apsauga, tai yra jėga. Jutiminė
sfera, tai yra kairysis smegenų pusrutulis, tai yra intuicija, tai yra kūrimas, tai yra susilaikomas nuo neaiškių idėjų ir taip toliau, tai yra moteriška prigimtis. Ir visi šitie skirtumai, jie yra natūralūs ir jie yra iš dvasinio pasaulio, tai yra metafiziška ir tai ateina iš pradinio šaltinio, ši prigimtis yra iš Šrimati Radharanės ir Krišnos. Ir Šrimati Radharanė turi šią prigimtį, turi šią šachtį, chladinį šachtį. Chladinį šachtį tai yra malonumo energija, tai jinai yra ta, kuri teikia malonumą Krišnai arba atneša pasitenkinimą Krišnai. Tačiau tai nereiškia, kad Šrimati Radharanė jį mažiau tenkinasi, jeigu jos paskirtis yra ta, kad Krišna gautų malonumą būtent bendraudama su ją. Tai priešingai iš transcendentinės pozicijos sakoma, kad Krišna suprato, kad Šrimati Radharanė tenkinasi žymiai daugiau nei jis ir kad jinai patiria laimę daugiau negu Krišna. Ir būtent dėl šios priežasties Krišna apsireiškė kaip Šri Čaitanya Mahaprabhu, kad pajausti tą ekstazę, kurią jaučia Šrimati Radharanė. Krišna, tai jo prigimtis, tai tas, kuris suteikia prieglobstį, tas, kuris suteikia apsaugą, tas, kuris suteikia jėgą ir savo jėga jisai palaiko visą visatą ir ne tik visą visatą, bet jis palaiko visas gyvasias esybės. Ir yra toks posakis, kad mes atėjome čia pamėgdžioti Radą ir Krišną. Iš tikrųjų, tai mūsų širdise atsirado pavydas Dievui ir todėl mes atkeliavome čia ir todėl Krišna, tenkindamas mūsų norus, sukūrė šį materialų pasaulį. Tai yra dvasinio pasaulio atspindys. Ir Prithu Maharadža, jisai savo elgesiu priminė žemėje, kas jis yra, todėl kad jis yra vyras tai yra jėga ir tai yra šios lilos pamoka. Kada, tarkim, žmogus yra tokioj, galim pavadinti amnezijos, ta prasme, užmirštumo tokioj būsenoje, jisai pamiršo, kas jam nutiko, paprastai tai būna šoko būsenoje žmogus ir paprastai tokioje būsenoje būnant geriausiai yra, trinktelti, plekštelti per žandus, kad žmogus kaip ir pabustų iš tos būsenos ir sugrįžtų į save, sugrįžtų į tą savo išorinę sąmonę. Ir tai, ką padarė Prithu Maharadžas, jisai atgaivino žemę, nes žemė buvo jau tokioje būsenoje, kad veikiama to tokio stipraus streso, to stipraus slopinimo dėl tos esamos situacijos pasaulyje, žemė tiesiog kentėjo labai stipriai. Ir šią lilą, kurį aprašoma šiuose posmuose, reikia suprasti. Čia nėra minties apie tai, kad Prithu tiesiog norėjo užmušti žemę. Krišna jisai palaiko visas gyvasias būtybės, būtent apie tai ir mama žemė kalba čia. O ką, aš nesu gyvoji esybė, kurią tu gini, kodėl tu mane nori užmušti? Ir čia jį jau pradėjo kalbėti kaip ir, jeigu galim tai pavadinti, blaiviai, tiesiog jie atsivėrė akis ir jinai atėjo į tą išorinę savo sąmonę ir įsijungė intelektas, tai yra logika ir tas noras apginti save. Tugi esi daromos valdovas, tu palaikai visas gyvasias esybės ir ašgi esu gyvoji esybė. Ir čia mes turime išvelgti, kad Prithu savo elgesiu davė prieglobstį motinai žemiai. Jis priminė jai, kad yra prabų, kad yra šeimininkas ir jai reikia tiesiog atsiduoti. Ir tame ir yra mūsų apsauga. Jeigu mes atsiduodame Krišnai, tai mes tampame laimingais. Ir todėl yra sakoma, kad visos gyvosios esybės turi šią moterišką prigimtį. Nes mūsų natūrali būsena arba laimė yra iš tikrųjų atsidavime arba prieglobstyje. Ir kai mes priimame prieglobstį pas Krišną,
ir suvokiame tą savo tarno prigimtį. Galim sakyti, kad moterims yra kažkiek tai lengviau, nes jos turi iš prigimties tokį tarnaitės kūną, galim pavadinti. Taip lengviau yra atsiduoti Krišnai, nes nereikia galvoti, kaip tai padaryti, tiesiog atsiduoda, moteris paprastai atsiduoda intuicijos lygmenyje. Ir viduje jaučia, kad yra tas toks patikimumas viduje, švara, ta tokia vidinė. O vyrai, kol visko nepraanalizuoja, neišnagrinėja, kol jie ten filosofiškai nepagrindžia, neįrodo viduje savo, kad taip ir taip, kad tai tikros žinios, iki tol jie negali atsiduoti, jie neatsiduoda. Jiem yra sudėtingiau suprasti ir sudėtingiau atsiduoti nei moteriams. Toliau, kitose posmuose motina žemė primena jam, kad atsidavė jam Varahos apsireiškime, kai jis išgelbėjo motiną žemę. Varaha apsireiškė ir išgelbėjo žemę. Žemė atsidėkodama atsidavė jam. Pavyzdžiui, iš šių laikų galim prisiminti bet kokį filmą su siužetu, kai stiprus tvirtas vyras gelbėja moterį, apgina ją ir ta moteris įsimyli jį. Tas toks epizodas standartinis. Ir iš tikrųjų tai ne iš oro atėjo toks epizodas. Ir istorija jinai kartojasi, ir tas makrokosmosas ir tas mikrokosmosas, tai jie yra susiję tarpusavį. Ir Varahadevas, kai jis išgelbėjo žemę, ištraukė iš to vandenyno, iš okeano, ir paskui nužudė šitą niekšą demoną, nes tas niekšas sukėlė daug labai kančių, atrodo Hiranyakšai, berods vardu Hiranyakšai. Ir viešpats ten savo ranką jis trenkė per žandą ir nuskrido jis ten 1000 jadžanų ir nukrito į vandenyną. Ir tada išleido savo dvasią. Ir motina žemė, aišku, kad viską matė, kaip tai įvyko, ir tada jinai atsidavė jam ir tapo jo žmona šiame įsikūnime. Ir atsidavimo nektarė yra pasakojama, kaip Krišna užmuša Banasūrą, kuris buvo jo sūnus. Nes, šiaip Krišnai visi mes esam vaikai. Bet kadangi jisai tapo demonu, tai jis jį nubaudė. Ir kitas svarbus momentas yra tas, kad Prithu nori pasakyti, kad jeigu gyvoja esybė nusisuka nuo viešpatės, pamiršta apie jį, tai ji bus nubausta, bet bus nubausta tuo atveju, jeigu pažeidžia savo dharmos principus. Netgi jeigu ir turi su viešpačiu kažkokius tai santykius. Kodėl? Todėl, kad Krišna yra nešališkas. Ta prasme, čia Prithu parodo savo tą tvirtumą ir nešališkumą, objektyvumą. Jis yra valdovas. Ir valdovo svarbi savybė yra teisingumas. Ir visi valdovui yra lygus. Turi būti visi lygus. Nes valdovas yra tėvas visų gyvųjų esybių, kurios gyvena jo karalystėje ir kurios jam yra pavaldžios. Ir Prithu Maharadžas parodė, tai jis turėjo vaikų ir jis savo sūnų Indrą nubaudė už tai, kad jisai pavogė, jeigu pamena šitą istoriją, pavogė ten arklį, kuris buvo skirtas Jagijai, pasivertęs brahmanu, bet vis dėlto Prithu Maharadžas nerodė palankumo savo vaikams. Ir savo pavaldiniams, savo pavaldinius jis mylėjo ir suteikė jiems prieglobstį. Ir elgėsi lygiai taip pat, kaip ir su savo vaikais lygiai, neišskirdamas jų. Ir tokia yra svarbi pamoka. Ir tokia sąmonė gali pasireikšti ir pas mus. Kodėl? Kodėl tokia yra mintis? Šrila Prabhupada sakė, kad Krišnos sąmonė tai yra
sąmonės platybė. Tai kai mes nemastome siaurai, va aš, mano ego, mano giminaičiai ir viskas. Ir toliau daugiau aš nieko nebematau. Ir tai yra mano prisirišimai tada yra labai siauri ir susiaurina tą mano sąmonę, susiaurina tą mano protą. Ir siauras mąstymas negali priimti kažko tai išaukštinto. Ir tada protas ir sąmonė veda link nuodėmės. Pavyzdžiui, jeigu vagis galvoja tik tai apie save, jo ego yra labai stiprus ir jisai negalvoja apie pasekmes, jis negalvoja apie kitus, nes yra labai siauro mąstymo ir tik tai mąsto apie save, negalvoja net apie kitus, kad kiti gali nukentėti ir taip toliau. Kuo nuodėmingiausias gyvenimas, tuo siauresnis mąstymas. Ir kai žmogus mąsto ne kategorijomis aš, man, mano, o supranta, kad Viešpats yra visa ko šaltinis, tai yra visų gyvųjų esybių šaltinis ir kad mes visi esame broliai, kad mes visi esame seseris ir tada tas ego, mūsų ego, jisai kaip ir sudvasinamas, jisai tampa dievišku, nes ego tada įsijungia į visą ko šaltinį, į visų priežasčių priežastį. Ir atitinkamai visos gyvosios esybės yra Viešpaties dalelytės. Ir aš esu jo dalis, ir jūs esate, ir mes visi esame viena šeima ir esame Viešpaties dalelytės. Vienas. Tai yra, tada sąmonė prasiplečia. Ir tokia filosofija ne man, ne mano, o aš dalelytė, aš esu aukščiausio Dievo asmens dalelytė ir kad visos gyvosios esybės yra dalelės, o Viešpats jis yra šaltinis, jis visa ko ir tik tai aš esu jo dalis. Ir taip yra iš tikrųjų formuojama plati sąmonė, tai yra siaura sąmonė žmogų daro neramų ir nelaimingą, nes kaip ir kalbėjau apie tą vagį, vagis. Kodėl? Jisai visą laiką gyvena įtampo ir jis yra neramus, nes jisai žino, kad jį gali bet kada pagauti nusikaltimo vietoje ir jisai negali ramiai gyventi ir tas jo protas yra neramus. Ir jeigu aš save tapatinu su siela, kaip su Dievo dalelytė, tai mano sąmonė tampa beribė. Ir dėka šios sąmonės platybės žmogus atranda tą tokią vidinę laimę ir ramybę. Tai va, tai linkiu visiems pajausti tą tokią vidinę ramybę ir laimę. Linkiu būti laimingais. Tai va, Hare Krishna. Gal turit ką papildyti? Čia pastebėjimas, ar čia klausimas? Ar moteris visada privalo tarnauti vyrui, visada suteikti su juo? Pagal šventraščius tai taip, moteris turi tarnauti vyrui, bet jeigu moteris yra vyro geroji pusė, tai yra vyro gerosios pusės atspindys. Ir jeigu moteris tarnauja vyrui su atsidavimu ir yra, pavyzdžiui, bhakti kely, tai anksčiau ir vėliau jų šeimoje vis tiek įvyks pokyčiai, nes čia jau įsikiš Krišna į jų gyvenimą. Yra gyvų pavyzdžių, yra viena atsidavusi
30 ar 40 metų, kiek ten 30 metų yra Krišnos sąmonėje ir jos vyras, pamenu, jinai pasakoja per susitikimą vieną, jos vyras ir mėsą valgė, ir man atrodo rūkė, ir gėrė, žodžiu. Ir jinai daug metų jam tarnavo, ne tai, kad ten vieną dieną, kiekvieną dieną jinai viską darydavo ir valgyt gamindavo, ir mėsą jam gamindavo, ir taip, bet jinai buvo atsidavusi. Jinai labai daug tarnavo Krišnai ir važiuodavo ir į festivalius, ir į renginius ir taip toliau, bet jinai niekada nenusisuko nuo vyro, jinai rūpinosi jo. Aišku, jinai atveždavo jam ir prasado, ir gamindavo prasados, stengdavosi, bet jinai niekada jam nesakydavo, kad va, tu nevalgyk, nedaryk to ar ano. Jinai labai nuolankiai ir kantriai viską darė. Ir vieną dieną, vis tiek Krišna ateina į tos namus ir pasikeičia tą ir sąmonę. Kai tu darai iš meilės ir tu nieko neprievartauji, nėra tos himsa, kai yra himsa, neprievarta, tai keičiasi sąmonė. Sąmonė keičiasi bendrai, tos šeimos sąmonė, ne tik to vieno žmogaus. Ir vieną dieną jos vyras tapo bachtu. Taip, tapo atsidavusiu ir jis ir pamokslauja, ir knygas platina, kiek pamenu. Tai labai gražus pavyzdys, aišku, tai daug kantrybės, pastangų, jėgų, jinai įdėjo tikrai. Bet čia Krišnos malonė yra, daug labai pamokų, aišku, labai sunkus kelias yra, bet, pasikeičia. Ir tikrai yra ne vienas pavyzdys, nebūtinai santykius tarp vyro ir moters, gali būti santykiai ir su tėvais, ir kaip tėvų būna požiūris pasikeičia. Aš pati turiu gyvą pavyzdį, kai aš keičiau savo gyvenimo būdą, kai atėjau Krišnos sąmonę ir kai tapau vegetarė, irgi būdavo susilaukdavau labai daug nemalonių replikų ir komentarų ir darbe. Ir manęs nesuprato ir kritikuodavo. Ir man reikėdavo apginti savo poziciją ir aiškinti kiekvienam, kodėl aš nevalgau mėsos. Ir žiūrėdavo į mane didelėm akim, negalėdavo vis tiek suprasti žmonės, atrodo, sakai žmogui, kad man gaila tos gyvosios būtybės, tai irgi yra siela, jinai jaučia skausmą ir tai aš prisidedu prie to, aš prisidedu, kad nužudo gyvūną ir tą kančią ir paskui aš visą tą skausmą, kančią ir aš suvalgau. Tai vis tiek nesuprasdavo manęs, bet žinokit, reikėjo labai daug metų ir pavyzdžiui dabar jau mane darbė gerbė ir žino, kad aš esu, dabar iš vis veganė esu. Žinau, kad aš esu veganė ir man niekas niekada neįžeidžia, ir žiūri kaip tik dabar labai pagarbiai ir supranta mano pasirinkimą, ne šiaip savo, kad aš čia sugalvojau kažko, pas mane rimtas motyvas ir ne tai, kad aš ten vegetarė tapau dėl sveikatos ar dar dėl kažko, tai ne, svarbu motyvas. Aš nenoriu pakenkti nei vienai gyvai esybei, nes esam visi broliai ir sesės, esam dalelytės Krišnos ir mūsų mažieji broliai taip pat yra sielos, dvasinės būtybės. Tai taip mes valgom daržovės, taip daug kas sako, kad tai tu daržovę irgi nužudėjai. Taip, aš nužudžiau daržovę, bet jinai neturi tos tokios ir nervinės sistemos ir taip toliau, jeigu pasigilinus. Be to mes daržovę aukojam Krišnai, mes tas daržovės kaip aukojam, tas maistas tampa nenuodėmingas. Tai čia yra Krišnos malonė. Čia toks Krišnos yra planas, kiekvienas gaunam pamoką tokią, kokią turim gauti, kad suprastumėm. Taip. Dabar yra toks amžius, kada moteris turi eiti į darbą ir, sakykime, aš asmeniškai iš to poreikį, kad man reikia turėti ir daug visokiausių veiklų, bet pagal vedas, tai moteris turėtų sėdėti namuose, auginti vaikus ir suktis tik tame. O kaip kad yra? Ar čia vėlgi nuodėmingas mąstymas yra, kad man reikia karjeros, man reikia darbo, man reikia išeiti į išorę ir tam kautis. Jo, klausimas yra tas, kad kodėl moteris turėtų dirbti šiais laikais, ne taip kaip vediniais laikais, turėtų būti namuose, auginti vaikus ir taip toliau. Ačiū, supratau klausimą. Tai matot, Kali Jugoj
vyrai paprastai nesugeba išlaikyti moters. Mes dabar tokio visuomenėje gyvenam, kad priversti dirbti ir vyrai, ir moteris dirba, bet ar tu sugebėsi išlikti savim, ar tu sugebėsi išlikti moterim? Taip, nėra lengva tas moters kelias ir būti ir žmona, ir mama, ir darbe, darbuotoja gera ir taip toliau. Moteris labai daug turi šiais laikais pareigų ir tas krūvis tikrai nėra lengvas, nes moteris eina į darbą, į darbę būdamas gali visko atsitikti ir apie vaikus galvoti, ir vaikai paskambina, ar dar kažką reikia lėkti. Ta prasme, jo moters gyvenimas tikrai nėra paprastas. Kali Jugoje vediniais laikais moteris rūpinosi namais, tą energetiką, puoselėjo namus, augino vaikus. Dar ir dabar Indijoje yra daugybė šeimų, kur moteris, vat pas mus Europoje nėra šitos tradicijos. Gal senais laikais ir dar buvo, mūsų protėviai gal turėjo dar tas tradicijas, mes jau nebeturim. Pavyzdžiui, tarkim, moteris susilaukia vaikų ir Europoje paprastai moteris viena augina tą vaiką. Retai, kada ten tėvai padeda. Gerai, jeigu tėvai gyvi ar ten turi galimybės padėti, bet būna, kad ir tėvai dirba. Tai paprastai moteris viena augina vaiką Europoje. Indijoje yra daug dar ta tradicija ir šeimų, kai yra daug moterų po vienu stogu, pavyzdžiui, mano vyro šeima, tai ten yra daug moterų, ne tik kad mano anyta, bet dar yra mano vyro brolių žmonos, tai yra 4-5 moteris, dar yra anūkės. Štai yra daug moterų. Ir jeigu viena moteris šeimos narys, reiškia, susilaukia moteris vaiko, jos visos padeda, jos visos rūpinasi. Ir nėra taip, kad moteriai būtų ir sunku, ne tik fiziniam lygmenį, bet tamgi ir emociniam svarbiausia. Taigi emocinis tas lygmuo, kaip keičiasi moters gyvenimas susilaukus vaiko, ir ten jos viena kita rūpinasi ir palaiko, tai yra labai svarbu ir psichologiškai. Ir paprastai Indijoje nėra to tokio net gal supratimo, kad ten depresija kažkokia ar ką, nes yra didžiulė šeima ir jos rūpinasi viena kitais. Tai ir vediniais laikais tai buvo, negyvendavo moteris viena, jinai niekada nebūdavo viena, būdavo daug kitų moterų šeimoje. Pas mus to nėra Europoje, dėl ko moteris serga depresijom, nusižudo ir žinau atveju, kai po gimdyvinės depresijos, kai ir per langą iššoko viena moteris, pažįstama pasakojo, kaip sunku bandusme buvo viena. Ir visokių tų dalykų yra tokia realybė, nes moteris lieka viena. Lenkiu galvą prieš savo mamą, mano mama mūsų visos 3 užaugino be tėvų pagalbos, visiškai man tai iš vis kosmosas atrodo. Aš nesuprantu, sakau, kaip tu galėjai, taip viską viena darai, tiesiog. Sako, aš kitaip ir neįsivaizdavau. Tiesiog, sako, negalvojau apie tai, toks gyvenimas ir viskas, taip reikia. Ir nebuvo tų dalykų kaip dabar, daug dalykų palengvinančių moters buitį. Tai tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. Hare Krishna. Gal dar kokių papildymų? Sigutė gal ką? Ar Alvyra? Gerai. Vaikus auginti vienai labai sunku, Alvyra papildė. Sigutė gal ką, dar papildysi? Gal kas tau surezonavo? Sigutė sako, kad Chaitanya Chandra Charan Prabhu sako, kad tarnauti vyrui tai nereiškia, kad tenkinti jo jusles. Jo, geras pastebėjimas. Tai gerai, tai tada gal ir baigiam. Ja? Tai ką, Šrimad Bhagavatam ki, Shishinitai Gaura Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda, Hare Krishna. Kas pagėdos? Pagėdoti? Gerai. Chaitanya Chandra Charan Prabhu ki jai. Gerai, pagėdosiu dar nesimkai. Namaste Narasimhaya
Прохлада, хлада, дайне. Хиранья Кашипур Вакшаха. Шила Танкана Калае. Ито Нисимха Парато Нисимха. Ято Ямитато Нисимха. Бахир Нисимха Ирдахир Нисимха. Нарасимха Мадим Шаранам Прападим. Тавакара Камала Варена Кама Бута Шрингам. Далита Хиранья Кашипу Тану Брингам. Кешавадрита Нарахари Рупа. Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Kamalavare Nakam Mabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringa Keshavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shri Nrsimha Bhagavana ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda. Hare Krishna.